Nuostabus dar vienas karalienės pasidalinimas apie situaciją, kai visiškai neeilinis pokalbis vyksta su pareigūnais ir jis yra nuoširdus, atviras, paprastas, tačiau po pokalbio jaučiama didelė įtampa, galvos skausmas, ką daryti su šitokia įtampa. Pirmiausia, papasakosiu priežastį, kodėl tai vyksta. Kadangi karalienė pasidalino, jog apskritai pareigūnai kelia vien pamačius įtampą ir tai dažniausiai ateina mums visoms. Iš kur iš vaikystės gal prisigirdėjusios esame, ne, kad oi policininkams paskambinsiu, oi atsargiai policininkai, policininkai. Aš pati gyvendama Anglijoje lygiai taip pat. Grįžtu į Lietuvą, policininkai kelia įtampą, Anglijoje nebėra tos įtampos, nes kažkoks kitoks mentalitetas, visa kita. Ir vyrui matau lygiai taip pat, nes iš vaikystės yra suformuota įtampa apie tuos policininkus. Ne pagalba, bet žodžiu kaip baudėjai. Ne tai, kad padėti sukurta įstaiga ir instancija, bet kaip nubausti, kaip ta asociacija. Tai ką apskritai daryti ir kodėl kyla tokia įtampa? Pirmiausia, nes pokalbis vyksta neeilinis už komforto zonos ribų. Viskas, ne? Tai jeigu mes perlipam savo komforto zonos ribas, tai ten viskas kelia įtampą, nes nieks neaišku ir nieks iki galo neištyrinėta ir nežinoma. Tai kūnas, jeigu jisai nėra įpratęs turėti tokių pokalbių, jeigu nėra įpratęs keliauti vis ir išbandyti kažką naujo, kas šiek tiek nepatogu, tai natūralu, kad vien pokalbis sukels didelį kiekį įtampos ir paskui galvos skausmas. Tačiau suvokiant tai, jeigu pajaučiam, kad pokalbio metu pas mane yra daug nerimo, įtampos, aš jaučiuosi visa tarsi galbūt net suakmenėjusi, tai priminti savo, kad aš galiu atsipalaiduoti ir sąmoningai save stebėti, paleisti. O jeigu jau viskas įvyko ir tai yra po įvykio, po kažkokio atsitikimo, tada turėti tam tikras praktikas. Moteriai labai tinka kūno judesio praktika. Ar tai išjudėti, įsijungti muziką, prakvepuoti, giliau prakvepuoti su kūno judesiu, patrepsėti, pašokti, tiesiog išjudinti, nes pas moterį įtampa labai kaupiasi visame kūne. Galvos skausmas irgi būna iš to, kad per didelis kiekis. Tai būtina tą įtampą išleisti, kad ji neužsidarytų kažkur ir labai tinka kūno praktikos. Kvepavimas intensyvus, esu stovyklose rodžiusi ir tokį kvepavimą ir su nosim, bet tai turėtų būti intensyvus kvepavimas per kūno praktikas ir tai gali būti tiesiog geros muzikos užsileidimas ir iššokimas. Paleisti viską, kas susikaupia, bet ne atsisėsti, neužsidaryti, negerti arbatos, neužvalgyti, šitie modeliai netinka. Ypatingai jeigu jaučiat, kad kūne buvo įtampa, ką tik buvo kažkokia situacija ar pokalbis, turi būti pasirinktas visai kitas modelis ir tai yra darbas su savo kūnu.